meluoja geriau. Moteris meluoja geriau. Nostalgija. Turbūt nėra nei vieno lietuvio, kuris bent kartą nėra girdėjęs šio serialo pavadinimų. Vieniems tai buvo vakaro tradicija po darbų, kitiems serialas, su kuriuo užaugo. Šimtai serijų, milijonai peržiūrų, dešimtis įsimintiniausių personažų ir istorijų, kurias žiūrovai prisimena iki šiol. Šiandieną papasakosiu daugybę įdomių faktų bei istorijų apie šį legendinį serialą, tad įsitaisykite patogiai, bus labai įdomu. Serialas galėjo ir neatsirasti. Daugelis galvoja, kad Moteris meluoja geriau iš karto buvo kūrimas televizijai. Tačiau iš tikrųjų serialo pradžia buvo romanas, kurį 2002 metais parašė Daiva Vaitkevičiūtė. Tik po keliarių metų istorija buvo pritaikyta televizijai ir tapo vienu sėkmingiausių lietuviškų serialų. Pirmoji serialo serija TV3 eteryje buvo parodyta 2008 metų vasario 4 dieną. Be abejo, niekas nesitikėjo, kad projektas gyvuos daugiau nei 10 metį, tačiau Moteris meluoja geriau tapo vienu ilgiausiai rodytų lietuviškų serialų istorijoje. Per daugiau nei 10 metį eteryje buvo nufilmuota net 17 sezonų ir daugiau nei 1300 serijų. Toks rezultatas yra itin retas ne tik Lietuvoje, bet ir visame Baltijos regione. Todėl serialas iki šiol laikomas tikrų televizijos fenomenu. Jurgita Jurkutė viena žinomiausių Lietuvos aktorių ir televizijos veidų, tačiau daugelis pamiršta, kad dar prieš išgarsėdama televizijoje ji buvo išrinkta Miss Lietuva 2007. Netrukus po šio titulo laimėjimo ji prisijungė prie serialo Moteris meluoja geriau, kuriame įkūnijo Jolantą. Būtent šis vaidmuo Jurgita atvėrė duris į dar didesnį karjerą televizijoje. Daugelis žiūrovų iki šiol ją pirmiausia prisimena būtent kaip Jolantą iš Moteris meluoja geriau. Nors šiandien Moteris meluoja geriau daugeliui asocijuojasi su dešimtimis personažų ir sudėtingomis istorijomis, pradžioje serialo idėja buvo kur kas paprastesnė. Visa istorija sukosi aplink 4 moteris – Kristina, Meda, Margarita ir Jolanta. Būtent jų meilės istorijos, draugystės, išdavystės ir kasdienį gyvenimo iššūkiai tapo serialo pagrindu. Kūrėjai norėjo parodyti 4 visiškai skirtingas moteris, kurios skirtingai žiūri į santykius, šeimą ir gyvenimą. Tačiau serialui sulaukus didžiulio populiarumo istorija pradėjo plėstis. Atsirado vis daugiau naujų veikėjų, siužeto linijų ir net ištisų istorijų, kurios ilgainiui tapo nemažiau svarbios nei pačios 4 pagrindinės herojės. Vis dėlto, būtent nuo šių 4 moterų prasidėjo viena populiariausių lietuviškų serialų istorija. Serialas Moteris meluoja geriau buvo toks populiarus, jog sulaukė net užsienio adaptacijos. 2013 metais Latvijoje startavo serialas Vienas melu labāk, sukurtas pagal lietuvišką Moteris meluoja geriau serialo idėją. Įdomiausia tai, kad latviška versija taip pat sulaukė didelio pasiekimo, buvo kuriama net 10 sezonų, rodoma iki 2022 metų ir iš viso sulaukė daugiau nei 700 serijų. Tai vienas retų atvejų, kai lietuviškas serialas buvo sėkmingai pritaikytas kitos šalies televizijai. Inga Norkutė, aktorė, moteris tapusi neatsiejama dalimi šio legendinio serialo. Ji yra vienintelė, kuri filmavosi visose sezonuose. Per tą laiką Meda iš antraplanės herojės tapo vienas svarbiausių viso serialo veikėjų. Įdomu ir tai, kad pradžioje Inga Norkutė net neturėjo vaidinti Medos, kurie iš pradžių buvo jai numatę Margaritos vaidmenį, tačiau paskutinę akimirką nusprendė aktorių vaidmenį sukeisti vietomis ir galiausiai būtent Meda tapo viena ryškiausių ir ilgiausiai gyvavusių personažų serialo istorijoje. Prie serialo Moteris meluoja geriau ištakų stovėjo vienas žymiausių Lietuvos televizijos prodiuserių Rolandas Skaisgirys. Būtent jis pradėjo pamatus projektui, kuris tapo tikru Lietuvos televizijos fenomenu. Rolandas buvo serialo prodiuseris pirmosius 4 sezonus. Tuo metu buvo suformuoti pagrindiniai veikėjai, istorijos skriptis ir pats serialo identitetas. Nors vėliau prie projekto prisijungė ir kiti kūrėjai, daugelis iki šiol būtent Skaisgirį laiko vienu svarbiausių žmonių prisidėjusių prie Moteris meluoja geriau sėkmės. Galima teigti, kad be Rolando Skaisgirio šis lietuviškas televizijos šedevras galbūt niekada nebūtų tapęs tuo serialu, kurį prisimename šiandien.
Marijus ir Donatas – du itin populiarūs personažai, kuriuos vaidino Ramūnas Rudokas ir Marius Jampolskis. Daugelis žiūrovų prisimena, kad vienu metu jie buvo dingę iš serialų. Oficialiai jų pasitraukimo priežastis niekada nebuvo plačiai atskleista, tačiau po kelių sezonų abu aktoriai triumfuodami sugrįžo į serialą. Jų sugrįžimas pristatytas kaip viena didžiausių naujo sezono staigmenų, nes būtent šis duetas buvo tapęs vienu mėgstamiausių tarp žiūrovų. O ką, seniau, gal persigalvoji? Ne, ryt paryt vis tiek prisiskambinsi. Kur tu prisiskambinsi? Gal jinai telefono numerį seniai pasikeitusi? Per daugiau nei 10-metį moteris meluoja geriau tapo ne tik serialų, bet ir tikra Lietuvos legenda. Daugelis veikėjų buvo tokie populiarūs, kad žiūrovai juos pradėjo tapatinti su pačiais aktoriais. Kai kuriems jų iki šiol gatvėje tenka išgirsti ne savo tikrą vardą, o personažą, kurį jie vaidino seriale. Pats esu kartą Džiugas Siaurusaitį pavadinęs Kostė. Manau, tai yra geriausias įrodymas, kad moteris meluoja geriau tapo neatsiejama Lietuvos popkultūros dalimi ir paliko pėdsaką kelių kartų žiūrovų atmintyje. Mama, mamytė, Kiek aš kartų tavęs prašiau, neslankiok taip iš paskos prie manęs. aš tiesiog norėjau prašviesinti tavo niūrės senatvės dienelės. Šiam kartui tiek. Jeigu sužinojate ką nors naujo, nepamirškite pamėgti šio vaizdo įrašo ir prenumeruoti kanalą. Čia buvo Kino paslaptys. Ačiū, kad žiūrėjote.